Gegužės 16 dieną prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje vyko gaisrinės taktinės evakuacijos ir gelbėjimo pratybos. Pratybų metu mokyklos antrajame aukšte esančiame kabinete buvo imituotas gaisras. Suveikus gaisriniai signalizacijai mokykloje buvę mokiniai buvo evakuoti, tačiau tuo viskas nepasibaigė. Pagal pratybų scenarijų viename kabinete yra 2 moksleiviai, kurie negali išeiti iš pastato. Ugniagesiai kopėčių pagalba juos išlaipino per langą. Prie mokyklos sporto salės buvo pripūsta gelbėjimo pagalvė. Ant stogo užlipęs Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas ketino pademonstruoti, kaip nušokti ant oro pagalvės. Tačiau šuolis buvo nesėkmingas. Gelbėtojas nuslydo nuo pagalvės ir trenkėsi į žemę. Pratybų vietoje budėję medikai skubiai suteikė pirmąją medicininę pagalbą ir išvežė jį į ligoninę. Laimei ugniagesiui nustatyti tik kūno sumušimai, dėl šio įvykio pradėtas tyrimas.